Jūs klausote radijo laidos vaikams. Baliukai, mamsiukai! Sveiki vaikai, kaip gyvuojate? Ar linksmi šiandien atsikėlėte? Gal jau ką nors įdomaus nuveikėt? Aš šiandien nuo pat ryto ruošiuosi smalsikų arbatėliai. Kepu pyragėlius su cinamonu. Verdu rojus mėgstamiausią kmynų arbatą ir dengiu stalą. Oi, užvirė arbata! Vidulį, kosnopojo nuosalį, su, atata, pasipylė arbata. Jau užpyliau arbatą. Vaikai, kokias arbatas mėgstate gerti jūs? O, nuskambėjo skambutis. Bėgu įleisti draugų. Labas, Beata! Sveiki, Sandra, Neilai, Rojų ir Lita. Sėskite, prašau, prie stalo, vaišinkitės, pasakokite. Ar matėte, ką nors įdomaus, kai ėjote pas mane? Aš ėjau pro sodą, kuriame augo obelis. Visi medžiai jau pageltę, paraudę. Ant medžių vos vienas kitas obuolys belikęs. Pririnkau mums obuolių ir lapų. Ėjau ir galvoje skambėjo mokykloje girdėta daina. Tikrai, jau ruduo visai baigės ir žiema tuoj ateis. Aš užuodžiu ir kmynų arbatą. Tikrai nesušalsim prie arbatėlės stalo. Nagi, varliukai, ką veikite šią savaitę? Ar įvyko kas nors įdomaus? Vakar žaidžiau su savo draugė kieme. Įsidžiauginau su drauginė ranką. Man taip skaudėjo ir nežėjo ranką. Dar ir dabar neštiu. Iki vakar nežinojau, kad yra piktų augalų. Bet niekas nenorėjo su ja draugaut, ir tagisi visi gėlę išraut. Bet niekas nenorėjo su ja draugaut, ir tagisi visi gėlę išraut. Raudąja Ramunė supina vyja, babusi žirnelis ir sodo lelija. Gražuolė nastudė su baltu gvazdžiu.
šukne gilė. Žaliuosi gerosi sode prie tvoros ir mūsų čia visi bijos. Žaliuosi gerosi sode prie tvoros ir mūsų čia visi bijos. Ir mūsų čia visi bijos. Ir mūsų čia visi bijos. Sandra, parodyk man, kur įsidilginai. Matau, kad skauda. Tikiuosi, kad greitai pagis tavo ranka. Varliukai, ar visada drąsiai skinate visas gėles ir augalus pievose ir miškuose? Nežinokit niekados. Kartais. Ne. O man rūpi, ar maži vaikai žino, kas yra dilgėlė. Ar jie saugosi, kad jinai neįdilgintų? Gerai sugalvojai. Einam paklausinėti mažų vaikų. Ar žinai, kas yra dilgėlė? Toks augalas, kuris labai duria ir atsiranda tokie spuogiukai raudoni. Ir po to tau labai skauda ir tu gali verkti. Ar tu žinai, kas yra dilgėlė? Yra tuokis pagaliukas, kur skaudžiai įdūrė ir tada jie atrodo kaip pagaliai viduje ir ranka ir atrodo jie juodikai įsidilgina. Ar bijai dilgėlių? Taip, Ar žinai, kas yra dilgėlė? žinau, Ar bijai dilgėlių? bijau. Ką daro dilgėlė? Dūra. Ar tu žinai, kas yra dilgėlė? Dilgėlė yra gėlė tokia. Ką dar žinai apie dilgėles? Jeigu tu palieti ir tada labai skauda ir tada gali biškutį praeiti ir tada būna tokie taškiukai. Man mama pasakojo, kad yra ir nuodingų, ir durančių, ir dilginančių augalų. Pavyzdžiui, nereikia lįsti prie varnalėšų. Atsargiai skirkite gervuogės nuo krūmų, nes jos badosi. Ir taip pat atsargiai keiskite vandenį rožėms, nes jos taip pat badosi. Ir dar aš prisimenu, kad mes mokyklai mokinomės apie tokią gėlę, kuri net valgo muses. Tai tikrai yra visokių augalų. Bet ar jūs kada pagalvojate, kad jie visi savaip gražus? Ar kada matėte, kaip žydi ta pati dilgėlė? Aš toliau skaičiau Liutauro Degėsio knygą Žolynas žvėrynas ir ten rašo, kad ir dilgėlė yra labai graži gėlė. Tik nereikia jos liesti ir reikia žinoti, kada ją grožėtis. Kada? Papasakok ir mums. Kas miega, tas nežino. Tasai nematys ir tylės. Šią naktį šiamant beržynams pražys neregėta gėlė. Jos kuklus paprasti rūbeliai, lapeliai aštrūs žali, o naktį kvepiant žolelėms tu jos pažint negali. Tik tai naktiniai drugeliai, jos galvas sparnais palies, tik mažas skaidrus upelis, jos tyliai pasigailės. Liūdna užaugus pavėsi, dienos jinai nemylės, bet naktį pavasario šviesę gražiai pražys dilgėlė. Oho, aš nežinojau, kad gėlės pražysta ir naktį. Dilgėlė man vis tiek nepatinka. Bet aš atsimenu, mama pasakoja apie joninės, kurias Lietuvoje švenčia vasarą. Ir sakė, kad papartis taip pat žydi joninių naktį. Ar jūs tikite, kad papartis žydi? Man atrodo, kad tai yra toks augalas su žaliais lapais, kuris niekada nežydi. Šito aš gerai nežinau,
Bet vasarą aš labai mėgstu vaikščioti po Lietuvos miškus ir rinkti grybus. Ir bėgioti po lietuviškas pievas. Ten tiek spalvų ir kvapų. Atsimenu, kad mano draugai Kandys ir Paukštis iš spektaklio Vabalai tinginiai mokiniai labai gražius Liutauro Degėsio eilėraščius apie pievas deklamavo. Norite paklausyti? Taip, labai! Pirmas vadinasi Gėlių šalis. Raktažolių, širdažolių tėvynė. Jaunažolė baltam dienos delne. Šalies spalvų pavasarių gimtinė. Globojanti, viliojanti mane. Gėlių šaly, žalių žolynų krašte. Laukimų pievų plazdanti širdie. Žiedų žiedelių gėlynėlių rašte, mirgėk prie saulę kvepantis žydėk. Šlamučių gojos gervogių pavėsi, garstyčių krapų apinių miškuos. Sakau, visi per vasarą žydėsim, iš laimės užsimerkiu ir juokiuos. Kaip gražu! Įsivaizduoju, kad tokia pieva yra tikras vabalėlių rojus. O ką pasakoja Paukštis? Paukštis pasakoja, kad gamta yra mūsų namai. Eilėraštis čia mūsų namai. Užkopsi į didelę kalvą, upelė žemai. Tau sako pakėlusi galvą, čia mūsų namai. Čia sodai gražiausių mėlynių, aviečių kiemai. Čia stirnų ir zuikių tėvynė ir paukščių namai. Jaunučiai žaliai pasipuošę, beržai ir klevai. Taip tyliai pritardami ošia, čia mūsų namai. Dairaisi iš didelio aukščio, galvoj linksmai. Tai upės ir medžio ir paukščio ir tavo namai. Ar jūs pažįstate visus augalus? Aš nežinau, kaip atrodo širdažolė. Net pavadinimą užtart sunku. Tai gal ta gėlė atrodo kaip širdelė? Tai gėlė, kuri turi daug žiedlapių. Tai yra gėlė, kuri yra smulki ir maža. Ji yra šviesiai violetinės spalvos. Yra auga pievose. O aš nepažįstu jonažolės. Ir dar nežinau, kaip atrodo krapų miškas. Man atrodo, kad tai yra jono žolė. O kaip jie atrodo? Nežinau, kaip jinai atrodo. Niekados nemačiau. Nes nepažįstu nei vieno jono. Gal jinai žalia. Jinai yra smulki žolelė, smulki gėlė, kuri yra geltona ir auga taip pat pievose. Aš žinau, kad jinai yra ir vaistažolė. Su ją galima gydyti, tik nežinau ką. Supratau. Pas mus namuose taip pat yra vaistažolių. Manių mama išverta, kaip skauda gerklę. Beros tos vaistažolės yra čiobreliai. O kas nors matėt krapų mišką? Pas mane sodybai Lietuvoje auga visas kiemas krapų ir atrodo kaip miškas. O pas mane, mano krikštų mamos kieme yra tokioj mažoj vietelėj labai daug krapų ir man atrodo, kad ten krapų miškas. Man labai patinka ši Liutauro Degėsio knyga. Ir labai įdomiai autorius atsakinėja į mūsų klausimus praeitoje laidoje. Paskambinkim jam ir šiandien stebuklingųjų vardiukų telefonu. Taip, Rojau, rink numerį. Kva, 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 kva. Girdžiu jungimo signalą. Kva, kva, kva. Klausau. Sveiki, mielas Liutaurai. Mes labai džiaugiamės, kad ir vėl pasiekėme jūs telefonu. Šiandien mes skaitome apie žolyną ir vėl norime jūs paklausinėti. Sveiki, smagu girdėti jūsų balsus. Pasiruošęs kalbėti su jumis, jūsų klausimus atsakyti.
Kaip jums sekasi Amerikoje? Amerikoje tikrai yra ką veikti. Ką aš esu nuveikęs, tai aplankiau keletą lietuvių mokyklų. Los Andžele yra tokia lietuvių mokykla. Ir Clevelande yra, ir Čikagoje yra lietuvių mokyklos. Ir ten vaikai, kurie šiaip mokosi 5 dienas angliškose mokyklose, amerikietiškose, ir šeštadienį eina į lietuvių mokyklą. Taip panašiai kaip ir jūsų vaikai Londone. Vat, ir kaip panašiai kaip ir jūs vaikštot į lietuvišką mokyklą, ten jie kiekvieną šeštadienį turi 5 pamokas. Susirenka labai daug vaikų palyginti. Toj mokykloje Los Andžele, kur aš buvau, tai man atrodo buvo apie 60, 80 vaikų. Tai aš toj mokykloje buvau. Kas man irgi patiko, jie moka gana gerai lietuviškai kalbėti, skaito lietuviškas knygas, mokosi lietuvių kalbos. Kas dar man patiko Amerikoje, žinoma, gamta Amerikos. Aš su savo sūnumis, kurie yra vienas 4-okas, o kitas 8-okas, mes buvome mirusioj, tokioj dykumoj, Death Valley vadinamoj. Buvom kalnuose, Red Rock Mountains, buvome nuvažiavę į tokį tarpeklį, Zion National Monument. Gamta Amerikoje tikrai labai didinga, graži ir žmonės ten yra labai įdomus. Tai vat, kas man labiausiai patinka kitose šalyse, tai žmonės. Gamta gal dar kai kur ir kartojasi, bet žmonės yra tikrai visur vis kitokie ir labai įdomu su jais susitikti. Kas padėjo sukurti knygą Žolynas žvėrynas? Na tai visų pirma, iš tikrųjų man labai pasisekė, kad sutikau dailininkę Ingą Gylę, kuri dirba televizijoje, šiaip jau įvairius projektus daro. Televizijos yra dailininkė, bet mes su ja labai gerai supratome vienas kitą ir ji labai gerai įsivaizdavo tos mano veikėjus. Įvairius ir tos gėlynus visus, ir tas gėlės, ir žolės, ir paukščius, ir vabalus. Man pasirodė, kad jį labai gražiai iliustravo ir tas buvo mano knygai tikrai didelė pagalba. Parašiau aš tą knygą gana ilgai rašiau, nes čia toje knygoje yra sudėti mano eilėraščiai, kuriuos aš rašiau per 30 metų. Ten yra labai įvairių veikėjų, labai lyg ir įvairių laikų sukurti. Ir dar tos įtakos rašyti vis daugiau man turėjo tai, kad mano eilėraščiams kompozitoriai vis parašydavo muziką ir sukurdavo dainas pagal tos mano eilėraščius. Ir kiekvieną kartą, kai jie sukurdavo vis naują dainą, man vis atsirasdavo noras dar vieną eilėraštį parašyti, kad galbūt iš to eilėraščio atsirastų vis nauja daina, kurią galėtų ir vaikai dainuoti. Mes mokėmės dainuoti ne vieną dainą, kurią į žodžius sukūrėte jūs. Dainavom Šimtakojį šventę, Keliautojų maršą. Lazdynai sužydėjo ant kalvos, žiedadulkės orai į dangų kelia, mums aukso dulkės byra ant kalvos. Ir mes visi išeiname į kelią, mes einame sušlapę nuo rasos, mes randame per pievą ir upelį.
Ar daug jūsų eilėraščių tapo dainomis? Vienu metu per Lietuvos radiją ir televiziją skambėjo apie 40 dainų pagal šitos eilėraščius, įvairių kompozitorių parašytų. Tas dainas dainavo ir chorai vaikų, Lietuvos radijo ir televizijos toks choras buvo, ir vaikų ansambliai tokie kaip Svirpliukas ir daugelis kitų. Girdėjome, nesenai jūs apdovanojo už dainomis tapusius eilėraščius. Taip, mano tekstais, mano eilėraščių tekstais dainas rašė ir vadinamieji bardai, dainuojamosios poezijos atstovai. Aš čia pernai buvau apdovanotas tokiu auksiniu medaliu už indėlį į dainuojamosios poezijos vystymą Lietuvoje. Ar augalai yra jūsų draugai? Taip, augalai iš tikrųjų yra tradicija Lietuvoje gana sena gerbti augalus, ne tik gyvūnus. Jūs tikriausiai žinote, kad ir senuose lietuvių tikėjimuose augalai buvo ir garbinami, ir saugomi, ir mylimi. Senovės tikėjimuose gamta lietuvių buvo iš tikrųjų netgi ir sužmoginta. Čia įdomus tas klausimas, nes jis teisingai sako, kad lietuvis truputį kitaip žiūri į augalus, žiūri su savotiška meile, su palankumu tokiu ir kartais net sužmogina kai kurios augalus. Ta mes galim pastebėti galų gale ir iš vardų, kuriuos lietuviai duoda, žiūrėkite, įvairių medžių vardai, eglė, liepa. Ar ne, tai yra gana populiarūs vardai ir čia ne visose tautose gali sutikti tokį reiškinį, kad augalai, linas ar ne, tarkime, įvairios gėlės, rūta, tampa žmonių vardais. Tai ta tradicija čia ne aš esu sugalvojęs ją, bet čia, man atrodo, kiekvieno lietuvio pasaulėžiūroje ir pasaulėjauta yra tas toks specialus požiūris į gamtą ir į augalus ir gyvūnus. Iš kur pažįstate tiek daug augalų, apie kuriuos rašėte knygoje? Augalus pamatyti ir pažinti man padėjo vaikystėje praleisti metai kaime. Aš daugelį savo vasarų praleidau kaime pas močiutę. Ir ten su tais augalais aš buvau tokiam tiesioginiam kontakte. Kasdieną, ypač jūs įsivaizduojate turbūt, jeigu esat buvę Lietuvoje, tai birželio mėnuo ir Liepos pradžia yra pats augalų žydėjimas ir atsigulęs kokioj lietuviškoj pievai. Net nepajudėdamas iš vietos gali, man atrodo, surasti tokį 30-40 skirtingų augalų, gėlynų, žolynų. Ir žinoma, kad tai padeda ir verčia tave tiesiog augalais susipažinti, pažinti juos. Minėjote, kad turit vaikų. Kokias knygas jiems skaitote? Na, mano vaikai jau nėra tokie maži vaikai, man jie žinoma vaikai ir bus vaikai. Jiems bus ir daug metų, vienam iš jų 10, kitam 13 metų. Skaityti jie pradėjo labai anksti, 4 metų. Ir kai anksti pradėjo, tai jie gana rimtas knygas šiuo metu jau skaito. Jie skaito ne tik vaikiškas knygas. Man patinka, kad jie mėgsta tas pačias knygas, kurias ir aš mėgau vaikystėje. Viena iš mėgstamų knygų yra Alisa stebuklų šalyje. Anglų matematiko Luiso Kerolio parašyta. Alisa veidrodžių karalystėje ir Alisa stebuklų šalyje yra tokios 2 knygos. Jie šitas knygas mėgo, kai buvo dar mažesni vaikai, o dabar jie skaito ir gana rimtas suaugusiems skirtas knygas. Aš manau, kad kuo anksčiau pradedi skaityti, tuo anksčiau pradedi skaityti ir rimtą literatūrą. Džiaugiuosi, kad mano vaikai mėgsta skaityti knygas. Ko palinkėtumėte
patartumėt pasaulyje gyvenantiems lietuvaičiams? Visiems lietuvių vaikams, kalbantiems lietuviškai, žinoma, palinkėčiau šitos kalbos nepamiršti, suprasti, kad kiekviena kalba padeda pamatyti pasaulyje skirtingas pasaulio pusės, nes kalba tai yra savotiškas instrumentas, kurio pagalba galima atskleisti nematomas, paslėptas pasaulio savybės. Pasižiūrėkite, jog skirtingų tautų, skirtingų kalbų žmonės iš tikrųjų mato labai skirtingus dalykus. Kuo daugiau kalbų mes mokėsime, tuo daugiau pasaulio paslapčių mes galėsime pamatyti. Lietuvių kalba irgi turi savo privalumų, skiriasi nuo kitų kalbų ir tuo pat metu jos pagalba mes galime pamatyti daugiau negu tie, kurie šitos kalbos nemoka. Aš palinkėčiau nepamiršti kalbos, lavinti ją ir galų gale matyti, kaip ji praturtina mus, kaip ji padeda mums pamatyti, pažinti daugiau pasaulio paslapčių. Mielas Liutaurai, labai ačiū už visus atsakymus. Buvo labai smagu su jumis pasikalbėti. Mes labai lauksim jūsų naujų eilėraščių. Iki naujų susitikimų. Vaikai, parašykite, kokių lietuvių rašytojų knygas jūs skaitote. Laiškus rašykite į elektroninį paštą adresu smalsiukai@ltlt.lt. Laidoje svečiavosi filosofas, poetas ir rašytojas Liutauras Degėsys. Šiandien laidoje dalyvavo Londono lituanistinės ir asmenybės ugdymo mokyklos Mano pirmieji mokslai auklėtiniai. Beata Džiaugutytė, Sandra Dobroskytė, Elvita Miliauskaitė, Neilas Endriekus, Rūjus Česonis. laidoje skambėjo Ingos Šeduikienės daina Dilgėlė. Taip pat laidoje skambėjo Irenos Teišūnienės daina Rudenėlis žemėn krito. Ir Liutauro Degėsio beje Algirdo Klovos daina Kelionė. Dainas atliko Mano pirmųjų mokslų 7-mečiai ir 9-mečiai. Apie Dilgėlę pasakoja 5-6 metų mokiniai.